7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Bet šiaip laukia kažkiek sutinki, kad gal toks, kaip sakoma, užslėptas finalas. Finalas pusfinalį, ne? Jo. Aš sakyčiau, kad taip, vertinant visą čempionatą, tai mano supratimu dvi geriausios čempionato komandos žais būtent šitam pusfinalį. Sveiki, taigi paskutinį kartą šio pasaulio čempionato metu kartu su Nerijumi sėdame į futbolo laidą Kesmino prognozės. Neturim šiandieną vieno prelegento. Paskutinis Krito mūsų... nelygioj kovoj, ne? Krito jo nelygioj kovoj, Nerijau, gal biškiai arčiau mikrofoną iškart prisidėjai. Ar pasitaisyk, nežinau. Aš tačiau mikrofoną pats jau. Nežinau, Paulius matau, kad atsilieka, tai gal čia taip ir yra, nežinau, prodiuserio reikia klausti, gal paskutinį laido čia ir buvo toks planas, kad tik tai lieka tie, kas prognozėse geriau, į finalą, pusfinalis krenta visi, tai gal ir mus du paliko. Kviečiam visus dar kartą pasubscribint mūsų be abejo kanalą, pasižiūrėsim, kaip čia seksis ateityje, gal kažkokių tai panašių projektų turėsim, galite ir parašyti, ar patiko, pakomentuokit, ar norėtumėt, kad, nežinau, projektas būtų savaitinis, mėnesinis, dar kažkoks ir panašiai. O mes su Nerim apkalbėsim be abejo apie reikalus svarbiausius, kurių buvo tikrai nemažai, bet pastaruoju metu, bent jau aš sakyčiau, man šiek tiek jaučiasi futbolo trūkumas, Nerijau, kaip tau? Tas toks, ne tai, kad sakyčiau, tuštuma kažkokia niša atsiradus, bet jo mažiau. Kitas dalykas, kad dabar jisai yra pats geriausias ir pats įdomiausias iš esmės. Kokybiškesnis, ne? Tai jau dabar nebėra jam kur trauktis, jau dabar turi žaisti. Jo, bet aš pats kažkaip save pagavau, kad jau ateina tų dienų, žinai, žiūri, galvoju, ką čia reikės veikti, pradėti dėliotis, kokie čia galėtų būti savaitgalio planai, kur anksčiau, tai žinai, viskas aišku, jokių planų. Dieną mėgi, naktį žiūri futbolą. Jo, ir kažkas, kur aplinkui, tai ten kažkur tarp futbolo įterpsi, žinai. Koks tavo šiaip buvo savaitgalis, komentavai? Sėdėjau taip pliusuose, tai gyvas ten, nes ten dabar ir šiaip neblogai ten tų žmonių minios rinkose, o dabar tai jau... Dabar toks yra, kad praeit sunku. Ne, o naktim irgi daug žmonių? Ir naktim daug žmonių ir ateina, klausia, ar komentuosi ten tas naktinės, įprastai taip nebūna, bet tai visada kas nors ateina pasiklausia. Tai sakai, kaip, baras rodys, man irgi leiskit ramiai pasižiūrėti. Ketvirtfinaliuose buvo kažkokių tai fanų atėję, kur tokių tikrų tų šalių atstovų. Tai ateina tų šalių atstovų, ten Brazilai vos įstraublinę gavo, ten tarkim dar ankstesnėse, nes ateina su Viberiu ir pradeda rėkti minutė likus iki įrašo. Spoilina serialą, ne? Tai ja, vas nesibaigia kaip katalikų vienuoliams 11 amžiai. Tiesiog nelabai spėti, ne tai, kad pakankamai mandagiai, bet jau taip slepiant susierzinimą buvo pasakyta, kad taip daugiau nedarykit. Ir nebedarė. O čia buvo marokiečių su prancūzais, irgi toks geras stumtas, kokį 10 žmonių. Labai gera, triukšminga hebra, tai taip išėjęs tokiu, kad maždaug gavo tos 2 golus nuo prancūzų. Nurimo kokį 10-15 minučių tyla ir po to vienas sakė, gerai, sakė, vis tiek Afrika laimėjo. Savė, žinai, tenais, aš tai šiaip sakau, kad vienas yra dalykas, kad gal gerai, kad Marokas nelaimėjo, nes, šiek tiek ramiau buvo Paryžiui. Nes šiaip girdėjom tas visas nesąmonės. Aš tai manau, kad taip, kad išėjo turbūt 4 geriausios komandos ir tai, aišku, mes mėgstam tas pasakas, mėgstam tos stebuklus ir jeigu ten būtų buvę pusfinalį, nieks prieš tai nieko neturėtų, bet taip objektyviai sakyčiau stipriausios, taip vertinant viso čempionatą, stipriausios 4 komandos išėjo, gal ir gerai. Gal nebūtinai demonstravusius geriausią futbolą, ar ne, bet tai, ką mes turim ant popieriaus, tarkim, prieš rungtynes, kad tu žiūri, matai sudėtis, tai faktas, kad tos komandos, kurios išėjo į pusfinalį, jos atrodo stipriausiai, neveltui ir FIFA reitingas, šiaip aš nelabai atsimenu, kad kada paskutinį kartą taip jau buvo, kad ryškiai tokie patys geriausi 4 favoritai, kurie yra 1, 2, 3, 4 reitingas pasaulio, kad būtent visi ir žaistų. Aišku, čia kažkiek reikia pasakyti, kad ir tas turnyro padėliojimas, nes pirmą kartą šitam turnyre buvo. Akcentuočiau šitą, kad iš pradžių, kaip ir kalbėjome, ne, kad ten pirmas porą savaičių mes žiūrim tą futbolą ir kaip ir favoritų neturi. Bet iš esmės tai tas turnyro eigos sudėliojimas ir buvo esminis, man atrodo, nes visos tos stipriausios komandos jos tiesiog sudėliojo taip, kad ateitų į formą tada, kada labiausiai reikia.
Jo, tas yra dalykas. Teko gal savaitgalį žiūrėti, čia buvo toks irgi istorinis sugrįžimas, nukrypstant nuo futbolo, kurio, kaip ir sakau, mažokai pastarojusiam dienomis. Tai Magregoro sugrįžimą, aišku. Jisai buvo sugrįžęs? Aš tai nespėjau pamatyti. Va, čia geras klausimas, kiek ten 60 sekundžių iš esmės užtruko. Šiaip iš tikrųjų daug yra tokių ir sąmokslo ten teorijų, kalbama, kad jau net ir tą traumą jisai turėjo prieš. Svarbu pinigus pasimti, ne? Jo, kad išėjo, nes ten jau dabar aišku atkasinėja, matau, kaip ten ir batus kažkur nusiminėja, ten, kad jau irgi tą dešinę koją ten prilaikė ir panašiai, tai tokių momentų yra. Nu, faktas, kad turbūt ne faktas, bet galima tokių spėjimų sudaryti, kad kai tokios yra, tokie pinigai yra ant stalo, pati kai toks ažiotažas, tai ir kai tau jau yra ten 38, turbūt, kai tu ten labai apie ateitį pernelyg turbūt negalvoji, tai ta sąmokslo teorija gali būti ir neišpiršta, už tai yra buvę tokių dalykų tam koviniam sportui. Jo. Kadangi man taip labai gerai ištapo, kadangi po futbolo iš karto ta kova, tai ir pasižiūrėjau, čia Magregoro kovos aš tikrai nelaukčiau iki 6 ryto, bet taip išėjo, kad iš karto persijungė ir supranti, kad taip aišku, kad ten viskas apie pinigus, viskas apie televizinę auditoriją ir tam pačiam boksą mes galim irgi ten Mayweatherio kovą su dabar neatsirinksiu galų, su kuo ten buvo. Aš irgi nepamenu pačiam gale, bet tai kad ir ta pati su Magregoru buvo kova, tai ten šis buvo labiau toksai jau, sakykime, pasipinigavimas. Ne? Taip. Čia, aišku, irgi, jeigu kalbam apie tai, kad kai norvegai prieš prancūzus leidžia antrą sudėtį nepagarbą žiūrovams, tai mano supratimu čia irgi nepagarbą žiūrovams. Tiesiog, jeigu negali kovoti, tai tiesiog nekovoji. Bet čia mano supratimu, gal pas juos tai yra normalu. Jo, aišku, 5 metai pauzė, kiek 38 Magregorui. Aš kažkiek gal tik tai panašiai gal kaip su Ronaldu, tarkim, galvoju, kad ypač tiem tokiem fanam, kurie galbūt nematė to Magregoro kilimo ar ne į viršų, kurie nematė, kaip jisai dar toksai jaunas, alkanas atėjęs, tikrai toksai buvo to sporto ikona tuo metu, iškėlė tikrai UFC aukštumas, galima drąsiai sakyti. Tai kažkiek gaila, kad atrodo dabar galima jį tokį prisiminti, ar ne, kur kažkiek tos paskutinės kovos. Ronaldo mes irgi prisiminsim ne tokį, koks jis buvo tam pasaulio čempionate. Tai va, aš ir norėjau tą tokią sąsają čia suvest, paralelę kažkiek tai, kad atrodo, kartais, kaip Toni Krosas, neišėjo aukštumoje. Aukštumoje, taip, būtent kartais mane žavi tie žmonės, kurie supranta, kad, žaisiu ir dar turbūt gerai žaisiu ten 2, 4, 6 galbūt metus, bet nebežaisiu taip, kaip žaidžiu dabar ir sako, viskas ten, bet tokių labai mažai, aišku, yra. Jo, sakau, man ta Toni Krosovo tokia išėjimų istorija, kur dar tu porą metų galvoji, kad dar reikėjo žaisti ir dar atrodo ten tada realui ten atimtas. Bet mes jį visada prisiminsim dar ir dėl to, ne tik dėl to, kaip jis žaidė futbolą, bet ir dėl to tokio žiauriai oraus išėjimo iš futbolo. Atsimenu, kaip dar buvo, šitas Kausas išėjęs ir paskui dar grįžo, dar comebackino ir šiaip grįžo irgi neblogai. Tai atsimenu, buvo, kai su Krosu irgi tų istorijų, kad sako, gal dar reikėtų ištraukti ten vidury sezoną, nes trūksta to žaidėjo vidury, žinai. Matysim, kaip čia kas dėliosis, dabar jau grįžkim prie futbolo reikalų. Krosas buvo ne futbolas, ne? Krosas futbolas, Magregoras gal ne visai, nors irgi kojom žaidžia. Šį kartą kamuoliu pažaidė. Jo. 4 rungtynės liko šiame čempionate. Ką paskui veiksi? Pailsėsi biškulį ar pavargai? Pailsėsiu, turbūt ir nuo futbolo šiek tiek pailsėsiu, nes daug buvo. Dabar jau irgi dažnai trūkumas atsiranda, bet po pasaulio čempionato, aišku, reikės stebėti tai, kas turbūt vis dėlto vyks, nepaisant tavo optimistinių rinkos lietuviai. Tai aš kalbu taip apie tai, kad viena komanda vis dėlto turbūt išeis tolyn. Jo, gali būti. Gali būti vis dėlto taip. Okay. Ne, aišku, šiaip tai aš kalbant apie Lietuvos klubo akistatas, tai Vilniaus Žalgiris sveikinimai tikrai geras žingsnis į priekį. Gal ir daugiau liks. Kauniečiai važiuosim. Tikrai, kaip ir tu sakei, neblogai žaidė, aišku, išvykai bus sunkiau, bet kalbant apie tą lietuvišką vasarą, tai dargi bus ir antram turė pasirodymas, tai dar šiek tiek turėsim ką pasiekti, tai faktas tos lietuviškas kovas žiūrim, aš irgi planuoju. Bet toks, aišku, žinai, kai grįšim, jau visą galvą grįšim, kai prasidės europiniai didieji sezonai, tai tada vėl
to futbolo nemažiau negu per pasaulio čempionatą, kurį nori pasižiūrėti, kad bent jau, jeigu net ir tas 5 didžiasias lygas žiūri. Jo, man dabar dar kas yra įdomu, žinai, kas? Jo, man dabar dar įdomu, žinai, tas transferus stebėti, ypač su tokiu, Ozinė, ten jau matom, Miami greičiausiai nutūps, ten kiti žaidėjai matom irgi kažkur vienur. Tai iš pasaulio čempionato, būtent vienas iš tų įdomesnių aspektų, bent jau man, žinai, yra pamatyti tuos žaidėjus, kurių tu jokiam kontekste nematai iš kokio nors ten Mamelodi Sundowns, žinai, o iš pasaulio čempionato visada taip, pasaulio čempionatas tai išspjauna kokius 3-4 žaidėjus, kurie žaidžia ten kažkur tai savo vietinėse lygose ir po to būtent pasaulio čempionatas yra tas tramplinas, nuo kurio atsispyrė jie pasidaro labai, labai normalias karjeras Europai. Jo, tikrai, aš irgi taip sakau, kad man bus įdomu dabar pažiūrėti vieną, kitą, trečią tenais. Aišku, tos traumus, kai kuriems ten kokie Manzambė, atrodo, ta kaina jau ten kilo, akcijos kyla, paskui bam, kažkiek sustoja, bet tikrai šiaip čempionatas iš tų tokių, sakyčiau, ir žvaigždės deliverina didžiosios, mes matom, ar ne, kiek jie muša įvarčių ir panašiai, bet ir yra tų naujų tokių žvaigždučių, kurios įsižiebė šiame čempionate. Yra, aišku, futbolininkų, galbūt Alvaresas atrodė kiek priblėsęs, bet aišku, čia priminė apie save labai stipriai ketvirtfinalį. Tai gal ir ženkime tuos ketvirtfinalius, pradėkime nuo šiek tiek ankstesnių įvykių, kas vyko, būtent Prancūzija, Marokas. Ir ten manau, kad ilgai neliksim, nes nėra labai apie daug ką kalbėti iš tikrųjų, nes prancūzai tiesiog parodė jėgą ir tik... Tai jie vienintelė komanda, kuri nuo čempionato pradžios važiuoja ir nuvažiuoja per visus. Ten, aišku, Paragvajus pabandė pažaisti UFC vietoj futbolo. Nu, ten buvo panašu. Bet tik tai tiek, žaisdamas UFC, tu vis tiek prancūzų nesustabdysi. Tai tas rezultatas gal atrodo toksai kuklesnis 1-0, bet iš esmės prancūzų futbolą vertinant nuo, nežinau, nesutiksi nuo pirmos dienos, yra važiuoja ir nuvažiuoja visiems per galvas ten be jokių variantų. Šiaip man kažkiek tai baisu, nes dažnai būna tokios, kad geriausiai žaidžiančios komandos nebūtinai laimi tuos čempionatus, tai labai norėtųsi, kad nei ten fanas kažkoks didžiulis prancūzų nesu, bet tiesiog atrodo, kad pelnytai būtų tas čempionatas laimėtas. Gal sakyčiau, ispanai ten 20-ais irgi, kai žaidė tą savo fantastišką futbolą, buvo tokia komanda, nors irgi ten su Nyderlandais finalas buvo sunkus, bet sakau, kartais mes ir kalbėdami apie tą Katare čempionatą irgi kalbėjom, ar ne, kad irgi prancūzai čia labai gerai ėjo, ten buvo, aišku, šiek tiek kitaip, dabar dar geriau žaidžia šitą komandą. Argentina buvo finale, nežaidė kažkokio įspūdingo ten super futbolo, bet matėm, koks buvo finalas, koks sudėtingas ir tiem patiem prancūzam. Tai čia kartais vienas mačas labai, labai daug gali reikšti ir mes matom, tas pats Mbappé atrodo yra visiškas ten savo šalies ar ne herojus, ten traukia tą komandą, ateina už baudinį ir pramuša vieną. Sumesi vienas už kitą geresnį iš to klausimą. Taip. Kuris tau prastesnis? Nežinau. Dar prieš 5 metus abu turbūt būčiau traukęs. Bet aš sakyčiau, man tai prašė labiausiai, tas, žinai, kaip pamatai, vartininkas pagauna vieną. Iš vakaro jau vartininkas guli tam kampe. Ir rankytės taip pasidėjęs. Mes juokaudavomės tokiose situacijose, kai būdavo ten, žinai, fulė žaisdam, tai sakydavau, kad jau tada jau viskas turi kažkokį jau šokoladą, kažką vartininkui nešti kitą dieną, jeigu be baudinį sugeba sugauti, žinai. Tai čia toks, bet šiaip jo labai atspindi tas XG irgi prancūzų ir, tai sakau, net į statistiką nelabai gal ten daug ir reikia veltis, tu pažiūri praktiškai Marokas, galima sakyti, kad aš bent jau nelabai atsimenu net, kad kažkokią progą turėtų rimtesnę. Tai apskritai, ten baudos aikštelėje gal buvo koks 2 kartus, turbūt dabar taip kaip bandai prisiminti. Gal ir buvo kažkas gal išsprūsta iš galvos, bet šiaip tai viena kasa, ten visiškai vieni vartai, tas 2-0, tai toks ne visiškai netgi atspindintis, nes ten jo, XG buvo ten tarp 2 ir 3, man atrodo, kažkur tai prancūzų? Net virš 3. Virš 3, ne, ir neįmuštas baudinys, tai ten nėra apie ką kalbėti iš tikrųjų. Jo, bet aš šiaip galvoju, kad vis tiek Marokui čempionatas pozityvus. Ketvirtfinalis yra geras rezultatas, taip, sakykime, jeigu taip, žinai, vertinti pagal praėjusį čempą, tai atrodytų žingsnis atgal, tada buvo pusfinalis, dabar ketvirtfinalis. Bet žaidimo prasme, tai sakyčiau, kad geriau. Taip, kalbant apie čempionato pirmą pusę, tai tikrai. Ja, man irgi pasirodė, kad šita komanda dabar tokia įvairesnė. Praėjusiam čempionui, jeigu mes taip atsiminsim, tai kažkiek jo ten su ispanais iš vis tokia jau labai gynybinis futbolas, su Portugalas irgi ten įmušė, bet... Toks labiau senamadiškas su Amrabatu buvo. Čia šitie dabar jų tie vidurios saugeliai jauni, jie yra labai šiuolaikiški ir ten ir Boadi, ir Alinui. Aš manau, kad čia yra ateitis ir ta komanda
jie niekur nedings. Tai yra ir kitam čempionate, aš manau, kad jo labiau, kad kažkiek ten mizerį žais ir namie. Yeah. Tai manau, kad Marokas išliks dar ilgam tam elitiniam futbolo žemėlapį. Jo, tai jie namuose vis tiek panašiai bus kaip ir ten Jungtinės Amerikos valstijos, Meksika ir Kanada šitam čempionate, jie vis tiek namie sužais ten daugiau tų mačų. Tai aš irgi galvoju, kad po 4 metų čia bus labai rimta jėga ir jeigu prieš 4 metus jie buvo tokie labiau įsišokėliai, tai dabar jau čia buvo toks desningas tiesiog rezultatas, matant visus rezultatus, matant... Tik komanda FIFA's reitingė ten 4 metus stabiliai laikos pirmam 10-tuke, nu tu negali abejoti kokybę. Ja, tikrai labai labai solidų įspūdį ir sakau, man atrodo, kad 2 čempionatai išėlės prieš prancūzus pralaimėt, nu tai pralaimėjo vienai geriausių pasaulio komandai, galbūt ir pačiai geriausiai čia jau laikas parodys. Penktadienį dar buvo mačas tarp Ispanijos ir Belgijos, tai jis, sakykime taip, buvo toksai šioks toks siurprizas. Belgai nustebino gerąją prasme. Jo, tai aš tikėjausi, mes ten rezultatus mūsų kur rašėm, tai ten visi belgus nurašėm, galvojom tik tai kiek prišaudys, tai irgi čia negalim labai, kaip sakant, vaizduoti didžiulių ekspertų šitoj situacijai, nes visi galvojam, kad ispanai lengviau praeis, bet buvo tikrai sudėtingas mačas, belgai gerai laikėsi ir reikėjo to paties Mikelio Merino, kuris praktiškai arba vienos vartininko klaidos, kur. Nu, vartininkos ten klaidelė rimta, aišku, buvo, bet vėlgi mes matom, kad ne pirmą kartą jau Merino atsiduria tokiose situacijose. 2 rungtynės iš eilės šiaip iš tikrųjų, tai žmogus, kuris negali sakyti, kad jis yra ten super turbo finisheris, bet jeigu jis turi progą, jis turi tą savybę, kad jeigu pasiema kamuolį, kaip sako vienas mūsų geras draugas, kryžiai koziriai. Kaip galvoji, Lamensui lengva bus atsigauti po šito čempionato? Yra buvo tokių pavyzdžių? Nei Lamensui, nei Nylandui matėme tas reakcijas. Čia, aišku, dar pereisim prie tų kitų rungtynių. Labai mano... Nylando karjera jau dežavu visiškas buvo. Ja, bet žinai, Nylando karjera 37 jau kontraktą gal gaus jau į pabaigą, jam, žinai, su patirtim. Lamensas tai dar tik tai vienas sezonas United. Bet tai išgyvens vartininkai, jie turi storą odą, tai yra, manau, kad storesnė negu bet kurios kitos pozicijos žaidėjai. Žinai, ne vienai pažįsti. Jo, ne vienai pažįsti, tikrai, jo, kitokie šiek tiek, pavadinkim taip. Gerąją prasme, irgi viskas gerai. O šiaip, kalbant apie jo tą mačą, tai faktas, kad ir Thibaut Courtois tas išėmimas daug nulėmė ir man tai šiaip apskritai buvo dar labiausiai keista, kad belgai nužaidė su visiškai avarinė sudėtimi, su komanda, kuri ten išdraskyta, ištampyta, Tilemansą prieš rungtynes prarado, kuris per apšilimą jau pamatė, kad negalėjo žaisti. Tai tu pažiūri į tą belgų sudėtį, tu pamatai keitimus, pamatai ispanų keitimus, jie ten Pedrį įsileidžia nuo suolo, tą patį... Gali sau leisti Pedrį įsileisti nuo suolo, Merino, Ferrano, Torres ir taip toliau, ten tu leidi juos nuo suolo, o tenais belgai, tai iš esmės gaunasi toks, žinai, kaip pradeda kažkur tai akvariume skylė ir tu bandai vieną vietą užkimši, tada kitą, tada trečią, ketvirtą, tada jau žiūri, jau nebėra. O to įjungi laiko mašiną, Lukaku išleidė. Tai sakau, man tai buvo labai žavu žiūrėti, kad ta komanda dar laikėsi tiek laiko. Aš tai manau, kad viskas gerai bus su jų ta kartų kaita. Vienu metu atrodė, kad skausmingai, nes ten ir turbūt ir Martynėsas praknysęs daug ką buvo. Nu, mano supratimu tai, kad tu laikai žmonės iki tol, kol tiesiai į senelių prieglaudą po to išveži. Ir po to taip, ir po to jau tie žaidėjai, kurie ten 25-26 galėjo žaisti, jie jau kaip ir 30, kaip ir nebereikalingi ir tu darai tą drastišką kartų kaitą, sakai, vat, atėjo laikas. Nekrina, netėjo laikas, tu praknisai laiką. Taip yra, bet čia su jais man atrodo, kad viskas tvarkoja. Jo, aš irgi sutinku, ten tu matai, kad Doko ateina, matai Tilemansą, koks yra vaidmuo šitoj komandai, matai jaunesnių žaidėjų tikrai yra. Saras, ta vidutinio amžiaus grandis yra labai gera, ten aišku, visada rasi skylių, ten kalbant apie gynybą. Gynyba irgi norėtųsi, kad būtų geriau, bet kažkaip aš manau, kad jie išsispręs ir maždaug tam lygiai, kurią mes juos matom dabar, jie turėtų likti, tai yra niekada nebus Čekija. Nu jo, čekus čia visi dabar ištraukinėja, čekai tapo šito čempionatų tokia, nežinau, kažkokia apkalbų objektas, nors šiaip ta komanda vis laik tokia gan simpatiška buvo, nieks iš jų daug nereikalaudavo, bet jo, čekus kalpuoja visi. Aš tai irgi kažkaip tikiuosi, kad belgai, man atrodo, labai normaliai išgyvens, aišku, gaila tų žaidėjų, kad ta auksinė belgų karta nieko kažko tokio labai nenuveikė, buvo tas čempionatas, aišku, 2018-aisiais, kai šiaip jie reikia prisiminti pusfinalį su prancūzais gerai žaidė, ten Umtiti įmušė įvartį po standarto ir ten prancūzai tikrai kentėjo tose rungtynėse, tai
Iš dalies gali sakyti, kad kartais, aišku, tuose čempionatuose tu gali atvažiuoti, gali turėti belė kaip gerą komandą, bet kartais tau gali tiesiog ir nepaeiti kažkas. Čia, žinai, čia mes galim kalbėti irgi apie tas kartas, ten, tarkim, pradedant nuo Nyderlandų Cruyffo Neskenso laikų, kur irgi atrodė komanda galva geriausia pasaulyje ir nieko. Dar anksčiau galim Puškašo Hidegučio laikų, kur apskritai buvo ten 2 galvom geresnių už visus ir nieko nelaimėjo. Taip išėjo. Kartais būna tų tokių kartų, kur vadinam auksiniam, bet nevelniai auksiniam netampa. Sutinku su tavim, kad gaila truputį, kad šitą komandą, pavyzdžio komanda nieko nelaimėjo, bet kaip ir sakiau, manau, kad su to belgišku futbolu viskas ir toliau bus labai neblogai. Jo, aišku, kalbant apie ispanus, turbūt, kad vis tiek, nors jie eina gerai, bet yra problemų. Matom, Niko Williamsas praktiškai labai retai išeina į aikštę ir nors atrodė tai grupių etape, kad po truputį rinko minutės, paskui vėl nežaidė, tai atrodo, kad jisai nėra, kad taip greitai dar atsigautų. Ir ko gero, tai yra ispanų silpniausia pozicija, tas Bajanos kraštas. Kai yra Vingerio kraštas, jo. Jo, tas yra momentas, ir tas pats Jamalis, sakykime, taip jis nėra, kad šitam čempionate būtų toks ryškus, koks buvo prieš porą metų Europos čempionate. Taip jis, aišku, ten pritraukia, laiku atiduoda, sukuria tikrai, jeigu ten statytum žaidėją, kurio nieks nedvigubintų ar ne, tai faktas, kad kitaip šiek tiek atrodytų Ispanijos rinktinės žaidimas, bet bendrai iš tos statistikos vieno įvarčio prieš Saudo Arabiją ir bendrai visus tos kitus parametrus žiūrint, kaip jisai kartais yra atsidūręs tikrai gerose situacijose, gal ne visą laiką ir gerus sprendimus priima, ne visą laiką gal ir tie jo firminiai smūgiai būna tokie gerai pavykę. Tai tas dalykas atrodo, kad kažkiek dar, ar čia rezervo galim taip sakyti, iš vienos pusės ispanai turi, ar čia labiau gali būti trūkumas važaidžiant jau su top lygio komanda? Aš manau, kad rezervas iš tikrųjų, Jamalio potencialas sutinku visiškai, kad jis nėra išnaudotas iki pabaigos, bet tai yra žmogus, kuris gali iššauti. Aišku, ten prieš jį tai ir gynyba tokia, bet mano supratimu, tai ispanai viską, ką laimi, jie laimi aikštės vidury, ten Pofikas, Rodri, Pedri, Fabianas Ruisas, jiem lygiai vienodai tai yra, bet kurios rungtynėse jie tą vidurinį trečdalį vis tiek yra uždominavę, tai vat su prancūzais bus įdomu, kaip tai atrodys, nes aš taip matyčiau, kad pagal žmonės tai ispanai vidurį turėtų turėti, netgi žaisdami su prancūzais. Tai tik tai tiek, kad sakau, kiek tokiu atveju, atiduodant daugiau kamuolio kontrolės negu buvo visada, kiek tu išlauši iš to vidurio pozityvon išvedinėdamas į pozicijas atakuojančių žaidėjus, o ten pas juos tai visiškas dinamitas. Jo, ir man labai įdomu bus, žinai, jeigu ispanai laikys daug kamuolį, viskas kaip ir gerai, ne? Bet kad tu matai pas prancūzus, kokį matai priekį ir kaip jie gali greitai visų pirma bėgti, tai yra, žinai, kai kuriuose komandose yra tie žaidėjai, kurie gali ten apvesti, bet jie tokie labiau ten, žinai, tie 10-15 metrų sprinteriai, kur pirmi geri žingsniai, o čia yra... Šitie viską gali, ir bėga, ir driblingas, viskas pas juos yra vienoje vietoje. Taip, tai vat man labai įdomu bus stebėti, kaip ispanai atrodytų, žinai, jeigu jie per daug užsižais su kamuoliu, praras kažkur tai tuos kamuolius, tai gali būti labai stipriai baudžiami. Bet šiaip laukia kažkiek sutinki, kad gal toks, kaip sakoma, užslėptas finalas. Finalas pusfinalį, ne? Jo. Aš sakyčiau, kad taip, vertinant visą čempionatą, tai mano supratimu dvi geriausios čempionato komandos žais būtent šitam pusfinalį. Tai yra argentiniečiai ir anglai su visa pagarba jie atrodė prasčiau. Aišku, ten gali ištraukti kai kuriuos dalykus ir kai kuriuos žmonės pirmiausiai rampą šviesą nereikia jų traukti, jie patys savį ištraukia. Bet komandinių žaidimų man prancūzai ir ispanai yra pranašesni, nes Anglija ir Argentina ten vis tiek daug nulėmė žvaigždės. Tai yra Bellingemas pirmiausia pas anglus dabar iš vis mano supratimu yra MVP čempionato. Bent jau kol kas pas argentiniečius vėlgi viskas taip sustiguota, kad yra Messi aplink, kurį viskas sukasi ir kol kas sakau, pas juos labiau žaidžia, nevardai, labiau žaidžia žvaigždės, individualios žvaigždės, o Ispanija, Prancūzija, būtent komanda, ten hrien suprasi, kas ten pas juos vyksta, bet kas gavęs kamuolį, tau gali iš karto problemų pridaryti. Jo, bet kalbant dabar apie anglus, ar tave stebina tai, kad anglai neatrodo tokia komanda, kuri ten, žinai, dominuotų, pavyzdžiui, visiškai su norvegais irgi atrodė, pradžia buvo labai labai nebloga, bet paskui aš nesakyčiau, kad jie žaidė geriau, netgi turbūt antras kėlinys labiau priklausė Norvegams. Visiškai aš sakyčiau, jeigu neviniuoti vatą, tai visiškai Norvego antras kėlinys buvo ir ten pasisekė, ten tas išėjimas 2-1, kur buvo, ten buvo skersinis, buvo dalykų, kur norvegai galėjo antram kėlinį laimėtas rungtynės. Galbūt netgi turėjo laimėti, bet
kaip tai atvejais sakoma, sekas geriausiams. Kaip tau ta troso istorija, kad buvai matęs kažkada kažką panašaus, aš tai nelabai atsimenu, kad būtų apie tokius dalykus kalbama, kai kamuolys pakimba ten 40 metrų į aukštį, atsitrenkia į Spiderio, ten tos kameros lyną tą tvirtinantį ir tų lynų nebūdavo prieš dar 10 metų. Prieš 10 gal jau būdavo, prieš 20-30 turbūt nelabai, ten tai šiek tiek kitokios tos technologijos, anksčiau atsimenu dar sraigtasparniai skaitydavo aplink aikštę ir ten tie beauty shotai būdavo iš jų paimdavi, po to jau trapo jau dronai, žinai, Spiderio kameros visokios atsirado, šiek tiek jau kitokia ta technika, bet realiai tai tas įvartis kažkiek, aišku, negalim sakyti, kad taip tiesiogiai, nes vėl ten kamuolys nukrito per vidurį. Manėžė, kai stogą pataikydavo. Jo, sportimas ir kartais ir tų lynų nenuimdavo, ten per draugiškus atsimenu irgi panašiai. Tai šiek tiek jo arčiau lietuviško futbolo realijos, ne arčiau ten Amerikos stadionuose kažkiek keista pamatyti. Bet šiaip man keista vis tiek, kad rungtynės toj situacijai, kad nebuvo duotas švilpukas, sakau, kažkiek gali taip tiesiogiai privesti turbūt prie to, kad čia nulėmė įvartį negali, nes dar po to situacijos reikėjo daug ten padaryti, nubėgti, atiduoti, dar Džiudui išpildyti viską, bet kažkiek vėl FIFA, taip sakykime, užsidengia ir keis ir ausis atrodo ir skelbia vis tiek savo ten tuos visus dalykus, kad mes čia nieko čia nebuvo, vos ne. Jeigu jie atsidengia, tai atsidengia nuošaliai visą laiką, nes, kad gražiai atsidengtų kaip nors, tai jau seniai neatsimenu. Jo, bet aš sakau, aš tokio epizodo nebuvau matęs ir keista, bet man patiko tik tai, žinai, kas patiko, kad norvegai pasakė porą kartų, bet ir Stolios Ulbakinas neakcentavo to, žinai, sako, įvyko, turėjo būti sustabdymas, bet ne čia buvo ten pralaimėtos rungtynės pačios. Tai egiptiečių temperamentas, aišku, skirtingas čia, kažkaip ir įsivertina žmonės. Nuo to priklauso, turbūt, manau, kad dar ir nuo kultūrinių dalykų, nuo tautinių dalykų, tai yra irgi norvegai, tai tokie turbūt pragmatiškiausiai iš visų. Tai kaip ir nestebina, kad jie neverkia. Jiegi vėlgi pasižiūrėk jų patį žaidimą. Esi matęs, prisimeni, kad kuris nors griuvinėtų, verktų ten. Nedaug, tikrai. Viena iš tokių... Sutrata kaulai atsikelia ir žaidžia toliau. Jo, viena iš tokių komandų, kur, sakyčiau, kai žiūri čempionatą, jie žiūri juos, jie gerai performina, jie, kaip sakai, neverkia dar kažką ir tu, jeigu esi neutralus fanas arba ten tavo kažkokia komanda jau nebežaidžia čempionate, tai tu drąsiai gali ar ne Norvegus palaikyti, tokia atrodo simpatiška labai ekipa. Ir dar, aišku, su savo ritualais jie dar prisideda bonusų savo. Fanų jo tie visi dalykai, faktas, kad irgi daug duoda. O kaip tau ta situacija kai buvo atšauktas įvartis Norvegų, įmuštas antrą kėlinio pradžioje prieš tą kampinį ir aš tai kažkaip, žinai, žiūriu į tą situaciją taip, kad tų pasistumdymų baudos aikšteliai būna labai nemažai. Bet visada, kaip pasakytų Paulius Malžinskas, pilkoji zona, žinai, kur tokie gali sušvilpti, gali nesušvilpti. Ten, nežinau, man gaila to įvarčio iš tikrųjų, nes tas toks, mano supratimu, jeigu ir turėjo kažkokį tai poveikį pačiai įvykio eigai, tai labai minimalų. Ir tam kontekste man gal netgi būtų buvę visai smagu, jeigu būtų norvegai įmušę ir pažiūrėti, ką anglai iki antro kėlinio pabaigos būtų padarę. Jo, nes jau kai anglai paskui įmušė pratęsimo metu, tai tikrai jautėsi, kad kažkiek, man atrodo, ir nuovargis tas pasijautė, ar ne, nes abi komandos žaidė Miami, tas oro sąlygos abiems sudėtingos buvo. Aš tai tą nuovargį turbūt labiau pajutau po įvarčio, kai supranti, kad turėtų būti šturmas, bet jo kaip ir nebuvo, nes kojos jau vatinės, tai yra ten... Taip, jie metė naujų žmonių, ten tie nauji žmonės, ten jie buvo matomi, aišku, jie stengiasi, bet tas bendras nuovargis komandos, fizinis nuovargis, aš ne apie psichologiją kalbu, bet bent jau man jisai taip rėžia akį. O kaip tas apsipykimas toks, galima sakyti, ne visai tiesioginis tarp Tuchelio ir Džiudo. Tuchelis ten pasakė, kad čia reikia dar gerinti žaidimą, Džiudas pasakė, kad... Man tai ne. Maždaug man tai ne, bet... Staudas tegul gerina. O treneriui reikėtų gal šiek tiek irgi būti pažaidus futbolo, vos netokį numetė, kad gal nelabai jie supranta, prieš ką mes žaidžiam, kokiom sąlygom ir kad čia nėra taip jau lengva tos rungtynės laimėti. Nieka. Gerai, gal aš tai manau, kad jeigu tai lieka dvasinės sveikatos normaliam lygmenį, sakykim, tai viskas yra gerai. Tie vidiniai pakibrikščiavimai, netgi tie, kurie išlenda į viešumą, jeigu jie yra sveiko proto ribose, tai aš manau, kad yra gerai. Tai yra dar vienas postumis ten, manau, kad tam pačiam Džiudui Belinkiamui tai yra tas toks raudonas skauduras, kur
Jeigu dar neįrodžiau, blemba, jis ir įrodysiu. Jo, tai jisai tai įrodinėja, man atrodo, kad kažkiek jisai čia priminė ir to paties Tuchelio, ten tos visus prieš čempionatą pasvarstymus, kad čia gal jisai ir nevertas vietos startiniai sudėti pagal sezoną ir taip toliau, ir toks atrodo, kad kažkiek yra to asmeniškumo. Man tai jis yra dabar individualiai geriausias žaidėjas šito čempionato, nepaisant kad ką reiškia pribadė įvarčių po 8, net Belingemas pats įmušė 6, tai iš savo pozicijos, iš saugo pozicijos, tai yra, man sakau, kol kas, jeigu taip reikėtų balsuoti dabar, aš sakyčiau, kad Belingemas yra geriausias čempionato žaidėjas. O kiek tau atrodo tas faktas svarbus argentiniečiams ruošiantins rungtynėms pusfinalio, kad praktiškai beveik visus įvarčius anglų įmuša arba Keinas, arba jo vienintelis dar buvo Rashfordo įvartis rungtynėse su Panama berods. Tai gerai, tau gali nepatikti traukinys, kuris važiuoja bėgiais, ne, bet tai tu eik ir sustabdyk tą traukinį. Tai yra čia problema, aš nesakyčiau, kad tai yra anglų problema dėl tos priežasties, kad tu juos den kaip nori vis tiek muša tos įvarčius. Tai yra, tu gali ten skirti patrigubintas pajėgas, bet kaip muša, taip ir muša. Tai yra, jeigu būtume matę pavyzdžių, kad juos sustabdo, sakytum vienai, bet kol nieks nesustabdė, tai aš sakau, tai eikit, žaiskit ir įrodinėkit, kad jūs galit. Jo, man tai dar keista šitą Anglijos rinktinę tuo, kad, nežinau, čia aišku, iš vienos pusės gali sakyti, kad faktas, kad tas futbolas keičiasi ir mes matom, kokia Anglijos Premier lyga ir panašiai, bet kad praktiškai visiškai terrorizuojami jie buvo kampiniuose, standartinėse situacijose, kai norvegai kėlė kamuolius. Aišku, norvegai turi labai aukštų žaidėjų. Taip, tai yra ir Hollandas, ir Sörlotas, ir tie patys vidurio gynėjai tenai, Airis, taip, iš tikrųjų, kai tokias pajėgas susiunčia, tai gaudyti juos yra sunku, Argentina tokių kozirių neturės, tai yra Romero, ne Hollandas. Jo, bet sakau, tai žinai, kai esame įpratę prie to, kad angliškas futbolas vis laik pasižymi, kad va čia užsakamolių užmesi, ten bus kam padaryti. Aišku, Džudas tikrai gerai žaidžia, ore tas pats Keinas gerai, bet matėm, kad problemų gynyboje tikrai buvo, anksčiau ten būdavo. Tai vėlgi, žiūrėkime, aš sakyčiau, čia tai labai panašu į belgų rinktinę, ar ne, kas yra silpniausia Anglijos rinktinį. Gynėjai, kai vidurio gynėjas ten žaidžia Stonesas arba ten Danas Bernas, tai kaip ir esu matęs geresnių gynėjų ir šitam čempionate taip pat. Nu, dar Danas Bernas dar savo darbą tą padaro, žinai, kai įmeta į ten to minutę. Aš čia tiesiog ant seilės žiūrėjau. Supratau. Bet jo, aš tai faktas prieš čempionatą irgi mes dėliojom ir tas dešinio gynėjo problema vis atrodo vis dar aktualiai yra, kur, žinom, ir Kuenca bandė, bet ir raudona kortelė dabar diskvalifikuotas. Jo, ir Rysas Džeimsas kažkiek gali žaisti, bet irgi kol kas turbūt atsakymas yra klausimas labiau tik tiesiog, kiek jis gali žaisti ir panašu, kad nuo rungtynių pradžios gal. Ir antras dalykas, ar jeigu po spaudimu, ar jis yra iš tikrųjų dabar jau tas krašto gynėjas, jis ten Chelsea labiau žaidžia visur kur, tik ne klasikinių krašto gynėjų, tai yra arba aukščiau krašte, toks tarp gynėjo saugo, arba netgi atraminio saugo pozicijoje matė. Tas, kad tas dešinio gynėjo pozicija pas juos yra problematiška, tai vėlgi matom, kad iškrito Kuenca ir jie turi vidurio gynėją ten stumti, nes tai yra geriausias variantas iš visko, ką turi. Jo, ir dar, aišku, Declan Rice'o ta situacija nėra labai aiški ir man atrodo, čia gali būti irgi labai svarbu. Jiems labai svarbu. Nes tikrai matėm, kad ir antras kėlinys būtent kai pakeitė Rice'ą, kad jisai ten negalėjo žaisti greičiausiai, nes treneriai faktas, kad žino, kiek tas žaidėjas gali būti, vėlgi dar traumelė ir dar liga, ten viskas jam supuolė, tai tikrai matėsi, kad antram kėlinys sunkokai anglams buvo ypač tą vidurį ir, tikrai sakau, norvegų tas ir vidurys, ir Edegoras, ir Bergė, tikrai fantastiškai visi trys žaidė visą šitą čempionatą. Ir, čia kur kažkas sakė pas mane irgi už nugaros, kad Bergas kelia kampinį, sakė mentalistas. Jo, daug kas. Vienas prie vieną. Tai faktas, jau mačiau ten social media beveik visur, jau visi šauda šitos, jisai pats irgi, mačiau, ten kažkur buvo paklaustas, tai sakė, viskas gerai, su gražiu vyru, sakė, lygina mane, tai viskas gerai. Jo, gera tokia situacija, įdomi. Kalbant apie Anglijos būsimus varžovus, apie pasaulio čempionų titulą ginančius argentiniečius, tai galim turbūt kalbėti labai panašiai, kad tai irgi yra komanda, kuri kol kas niekaip neįtikina, pergalė labai sunki prie Žaliąjį Kyšulį, po pratęsimo vos išvengta pralaimėjimo prieš Egiptą ir
Nu, čia galim sakyti, kad rungtynės, kai vyko 11-11 iki 72 minutės, tai irgi labiau priklausė šveicarams nei argentiniečiams turbūt iš principo ir ypač jau atrodė tas momentumas, kai šveicarai dar ir įvartį sugebėjo pelnyti, išlyginti rezultatą, atrodė, kad kažkiek argentiniečiams sunku prisitaikyti, ten matėm ir keitimai jau buvo ruošiami Argentinos rinktinės, kad kažkiek gyvinta sudėti ir staiga ta raudona kortelė, kurią nežinau, kaip tu pats vertini tas visus, čia gal labiau taisyklių pokyčius, kurie praktiškai, turbūt pirmą kartą mes matėm Almirono situaciją grupėje, bet tenais, kai Almironas neturėjo geltonos kortelės, tai tik tai gavo geltoną už simulaciją ir viskas, čia viskas virto dar į raudoną kortelę. Bet turiu atveju taisyklė yra taisyklė, tu turi jos laikytis, bet būna situacijų, kur futbolas toks žaidimas, žinai, kur atrodo, baudos aikštės vidury duočiau, baudos aikštelį neduočiau. Ką reiškia neduočiau? Yra taisyklė. Bet futbolas va toks žaidimas, kad kartais teisėjas irgi turi tą prabangą, kad gali į kai kurios dalykus pažiūrėti taip pro pirštus ir nieks jo už tai akmenais neužmėtis. Bet taip, tam lygmenį, čia, žinai, vien iš sirgaliaus pozicijos norėtus matyti tą konkurencingą futbolą 11-11 iki pabaigos. Tai yra, jeigu ten užmušė žmogų ten tarp administracinės ir baudžiako eina kažkoks, tai viskas aišku, nėra kalbų, bet tokiose diskutuotinėse situacijose aš visai pateisinčiau teisėją, jeigu jis priimtų tokį liberalesnį sprendimą. Jo, labiau skirta turbūt futbolui sprendimą. Ir man tai labiausiai tos tendencijos, žinai, pavyzdžiui, kaip kalbėjome ir apie kampinį Norvegų, ar ne, tu matai, kad tendencija yra ten pastaruoju metu tikrai tose baudos aikštelėse leisti pasigrumti žaidėjams, tada tu tokį sušilpi kažkur situaciją, tu matai, kad dabar, pavyzdžiui, šiuolaikiniam pasaulyje mes jau beveik pamiršę esame apie, kai žaidėjas daivina baudos aikšteliai ir vos nepradžiai duodamas ten baudinys, tada nueina, pamato, kad nėra baudinio, bet to žaidėjo vis tiek geltoną kortelę už, sakykime, už tą bandymą išprovokuoti nenubaudžia. O tada tu pamatai tokią situaciją, kur labai labai akivaizdžiai ir baudžiama, taip jau skaudžiai baudžiamas žaidėjas turintis vieną geltoną kortelę ir tada dar pasižiūri 90 minučių. Ir matai, kad 2 geltonos kortelės buvo gautos, tai viena Brilio Embolo ten irgi už pražangą aikštės vidury, kur irgi ten, ten vėlavo dar kažką, bet ir ten jau Paredesas pardavė, sakykime, taip parodė, kad ten jau šinavo jį taip, kad ten kojos atrodo lūžta. Kitoj situacijai vėlgi už tokią labai jau smulkų nusižengimą, kur tu aikštės viduryje bandai išprovokuotą pražangą, tai nežinau, kiek jinai ten lemtinga rungtynių kontekstui, o dabar gaunasi už tokį nusižengimą komanda nubaudžiama, kad praktiškai futbolas jau nuo 72 minutės nebevyksta, tai atrodo net ir neteisinga tiesiog futbolo prasme. Taip, bet čia vėlgi yra žaidimo dalis ir apie ką fanai kalbėtų po rungtynių, jeigu nebūtų teisėjų ir jų klaidų. Yra momentas, bet aš kažkaip, žinok, man būdavo lengviau kalbėti, kai tai būdavo, čia sprendimas čia dabar, ar ne, nėra varo, ir tu nusprendėjai ir tada, tu supranti, ten bėgo, nespėjo, dar kažką reikėjo per pusę sekundės nuspręsti, bet kai tu matai, kad žmonės jau paskui nusiraminę dar kažkur nueina ir visiškai nepadaro tų tokių, atrodytų, logiškų sprendimų, kurie vestų tiesiog į geresnį net čempionatą, jeigu tu atrodo, tai tada ir atsiranda tos sąmokslo teorijos, kurių dabar žinoma apie Argentinos rinktinę daug vaikšto. Apie Argentinos rinktinę taip, viskas taip. Apie argentiniečius kalbant, man yra toksai, žinai, užsikonservavę laikė, tai yra FIFA 22. Tai yra atvažiavo tokie patys, kokie išvažiavo iš ano čempionatą, tik tai klausimas, ar 26 metais to užteks, ko užteko Katare. Jo, aš tai galvoju, kad bus labai sudėtinga dvikova su anglais, dvi žais komandos, kurios, kaip ir sakėm, dar kol kas tos formos kažkokios įspūdingos nedemonstruoja. Šitame čia įvyko, kas dar vėliau, aišku, tas gražuolis Alvareso įvartis, bet vėl iš kitos pusės reikia pasakyti, kad sunku buvo argentiniečiams atidaryti varžovų vartus. Momentų buvo taip, Kobelis ten gelbėjo, kai kurioje situacijoje ten ir Messi tokia iš pradžių atrodė situacija lyg ir nuošalė, bet po to matėm, kad nuošalis nebuvo tikrai irgi toks labai labai geras neišnaudotas šansas, nors iš kitos pusės ten daug kas irgi skaičiau, kad čia turėjo vos ne kažkaip čia rimčiau tą situaciją įspręsti, bet man tai taip mesiškai kaip tik atrodo sprendė viską. Taip, treniruotėse prisižiūrėjęs. Tokiu bandė tiesiog permest Kobelį, bet Kobelio geras buvo rungtynės, gerai saugojo vartus ir šiaip čempionatas. Aš neatsimenu iš vis ne vienų blogų Kobelio rungtynių. Sakau, tai atrodo, Janas Zomeris išėjo, visi čia kažkiek kalbėjo, kad čia Šveicarijos vienas iš tokių legendinių baigė,
bet saugiose rankose ir argentiniečiams prireikė visiškai tokio pasaulinio lygio įvarčio, vienas turbūt iš topinių, ar ne, šitam čempionate? Tai tų topinių įvarčių iš tikrųjų labai nemažai, bet taip ir turi būti čia pasaulio čempionatas, čia suvažiavę visi geriausi. Ir futbolas toks žaidimas. Laimi tie, kurie susimuša įvarčius. Kad ir kokie jie būtų, gali būti vaflis visiškas, gali būti va toks va kaip Alvareso, bet svarbu jo sumušti. Jo, tokie, sakyčiau, kažkiek pasižiūrėjo, kaip žaliasis kišlys muša ir jie tada nusprendė, kad galim ir mes. Jo, Alvaresas, aišku, reikia pasakyti, kad šitam čempionate kol kas iš vis toks labai pritėlės buvo ir aš tai laukiau jo tokių geresnių pasirodymų. Aš gal netgi siečiau su tuo jo statusu komandai čempionato pradžioj, nei startą netgi neįdavo, tai žinai, tas toksai man netmešiau, aišku, negali žinoti, ar taip yra iš tikrųjų, bet netmešiau to varianto, kad jam sunku dar įsilieti tą komandą, nes jisgi nepratęs prie tokio statuso. Tai yra, tu žaidži. Dabar jau nepratęs prieš 4 metus, tai jisai atvyko irgi ir taip išsikovojo tada vietą ir ten praktiškai pasidarė savo karjerą, beje, galima sakyti. Bet dabar tai yra žmogus su 100 milijonų, jeigu ką, tai jam sėdėti ant suolos, įsivaizduoju, kad šiais laikais gali irgi būti visai nekomfortas ir galbūt dėl to psichologiškai yra kažkiek sunkiau. Bet sakau, čia tik tai pasvarstymas gali būti, kad priežastys visai ne tos. Jo, po rungtynių, aišku, matėm ir Muratas Jakinas ir labai taip skambiai pasisakė irgi apie tą raudoną kortelę, pasakė, kad irgi jie nelabai supranta tų epizodų. Man dar čia keisčiausias turbūt yra momentas tas, kad šiaip jeigu nebūtų parodę Paredės su geltonos kortelės, tai nebūtų galėję ir Embolo rodyti toj situacijai, nes čia, jeigu, pavyzdžiui, būtų paskyręs tik tai paprastą pražangą, tai tada jau viskas negalėtų į tą situaciją, bet čia įsitraukė tas punktas, tas nauji taisyklių pakeitimai, kad tu gali, jeigu yra parodyta kortelė, tu gali pakeisti, kam parodyta kortelė, būtent to konkretaus momento metu, sakykime taip, tai tokia keista situacija, nematyta situacija ir tų situacijų. Man atrodo, kad su Varu dar po truputį, kai ypač tos ribos yra jo plečiamos, vis daugiau atrodo gali apriepti, tai gali būti daugiau, ar ne, ir mums reikės turbūt susitaikyti su tuo. Mano supratimu, labai išplėsti Varo nereikia padaryti hokėjaus arba krepšinį iš futbolo. Tai yra, mano supratimu, tai kas, kad tie įgaliojimai, kurios Varas dabar turi, yra pakankamai neblogai. Tai žaidimo dar taip drastiškai negadina, bet jeigu ten... Nežinau, kur tos ribos plėtimo yra, kur jau pradės jeigu taip vadinti daiktų savo vardais. Bet kol kas su tuo neįprasta, bet mes su tuo susigyvenom. Susigyvensim, aišku, ir su bet kuo, kas ten bus pasiūlyta su laiku, bet mano supratimu, futbolas vis tiek yra žaidimas unikalus savo pačia savo logika, pačiu savo mentalitetu ir tai nėra tas sportas, kurį tu turėtum gadinti dar papildomai įvairiom pertraukėlėm, nes jų ir taip yra pakankamai nemažai. Jo, aš galvoju, kad gali būti, jeigu bus labai jau tos ribos plečiamos, tai kažkur gali ateiti galbūt ta stadija, kur tiesiog duos ribų, sakykime taip, kur Varas galėtų įsikišti, bus daug situacijų, bet tarkim bus kaip krepšinį, tai treneris turės, tai nežinau, 2 challenges per rungtynės, ten vieną per vieną kėlinį, kitą per kitą kėlinį ir, žinai, jeigu tu kažkur nesutinki, tu challenging, žinai, nes dabar man atrodo, kad viskas artėjama link to, nes praktiškai dabar, kiek mes matom momentų, kai arbitrai jau realių metų jie nenusprendžia tos situacijos, jie jas palieka ir tada grįžta, žinai. Kur kartais atrodo ir taip viskas obvious visiškai. Jo. Tai man atrodo, kad viskas eina link to, kad kažkur tai jau prasidės tokio, žinai, tai mes, jeigu arbitrui kils, kaip ir per krepšinį yra, jeigu arbitrui kils dvejonė, tai jisai pats nueis, bet jeigu bus ta situacija tokia 50-50, kur galvos, tai tada, sakyk, jūs norit challenginkit, nenorit, ne. Tai nežinau, ar tai bus gerai, nežinau, dar kol kas turbūt nuomonės sunku pasakyti. Ir futbolas kuo skiriasi iš esmės nuo kitų žaidimų, tai yra, kad bet kuri pauzė išmuša iš ritmo. Ir mes tai matom. Tai yra taip, krepšinis, ledo ritulys, bet kas tai yra įprasta. Ten yra keitimai pirmin atgal, ten yra minutės pertraukėlės kai kuriais atvejais, ar ne, ten hokėjui keitimai, kada nori, kiek nori, o futbolas vis tiek yra. Ten eina jis pagal tuos loginius principus, kurie įprasti žaidimai ir kiekviena pauzė
ir kažkas tuo metu jaučiasi gerai ir tą pauzę išmuša iš ritmo, visiškai išbalansuoja. Tai į tuos dalykus aš irgi manau, kad reikėtų atsižvelgti, kad futbolas vis dėlto yra kitoks žaidimas negu kiti komandiniai sporto žaidimai. Jo, ir mes labai akivaizdžiai šitam čempionate pamatėm, kad kai tik tai komandos atrodo kažkurios tai tą momentumą įgauna. Ir tą vandens pertraukėlę. Jo, vandens pertraukėlę ir tu žiūri, atrodo visiškai kitos komandos sugrįždo. Dažniausiai mes tą futbolę matydavom po pertraukos, kai irgi išeidavo, ten kažkas geriau sudirba. Tai čia tai elementariai, ta pati pertrauka tik tai trumpesnė. Jo, tai faktiškai jie ten viską spėjo, ten, žinai, per pertrauką šiek tiek labiau gal ten pailsi, bet nieks ten 15 minučių atėjęs į tą rūbinę nebraižo ten tau, nes, tiesiog galų galia ten dažniausiai tiek laiko nereikia tiem pakeitimam, jeigu jau ten reiktų tau 15 minučių, tai reiškia jau tu 0-4 pralaiminėjai ir reiškia, kad jau nebraižęs, kaip sakant. Tai... Kaip sakė Mūrinė, padariau 11 klaidų rinkdamas į sudėtį. Jo, panašiai, tai o čia matom, išeina su tom savo planšetėm, padėlioja, kažką pastumdo žaidėjus ir jau žiūrėk, atrodo visiškai kitaip. Ir tą nekartą čempionato, jeigu matėm, tikrai daugybę, net sakyčiau, pavyzdžių galima išrankiot, kur visiškai kardinaliai skirdavosi žaidimas, tie patys anglai prieš Kongą tą patį, ar ne, kai žaidė irgi pirmasis tas jų kėlinukas dabar vadinamasis buvo prastas, tada antram po breiko išėjo ir labai neblogai atrodė, jie ir iš karto perėmė iniciatyvą, dabar kažkiek šitoj situacijoje gal su norvegais jiems buvo labiau, kad jie pradėjo gerai, ten norvegai tada jau po to kažkiek geriau atrodė. Dar buvo tas labai geras Šelderių po smūgis perdavimas. Kaip galvoji, kas ten buvo iš tikrųjų, nes čia pasaulis į dvi, sakykime, tai pusės pasidalinęs. Nes aš tai sakiau taip, dirbdamas ten su mikrofonu, sakiau, įmušė aišku šūdą, bet tokį gražų šūdą. Žinai, kaip sakydam, geras pasas neprapuola. Čia taip, absoliučiai iliustracija. Jo, į 10, bet pats tai taip jau atsisuko į tas tribūnas, kaip pasaulio užkariautis, atrodo, kad čia jau aš tikrai čia... Per treniruotę taip darau iš 10-10. Jo, čia ramiai, čia man kiekvieną dieną čia tokius daužau, čia nieko naujo, bet aš tai labiau būčiau už tai, kad čia perdavimas buvo, nes... Pagal judesių motoriką atrodo, kad taip. Taip. Ir plus dar Holandas. Holandas jo ant antros štangos ten išlinė, toks stiprus tas perdavimas, aišku. Ten pats, žinai, kaip suabejot gali dėl to, kad dėl kamuolio skriejimo greičio, kad ten atrodo panašiau į smūgį. Bet kai žiūri, kaip jis ten dėlioja kojas ir kur taikėsi, tai panašu, kad buvo perdavimas. Kokia tau dabar dvikova pusfinalyje, jeigu kalbant apie personalijas, atrodo įdomesnė, ar Kilianas Mbappé prieš Laminą Jamalį, aišku, ten, bet taip, jeigu reikėtų skirti, ar Keinas prieš Mesį, bet čia gal Džudas prieš Mesį dabar jau reikia, nes 10 prieš 10, žinai. Aš nežinau, čia iš tikrųjų vėl, kai mes kalbam apie susiaurinam anglų, tarkim, polimą iki Keino ir Bellinkemo, man tai, tarkim, vienas iš tų neatradimų, aišku, negaliu jo niekaip vadinti atradimu, bet iš laikų ir vietoje atskleidusių žaidėjų yra Anthony Gordonas, kuris iš tikrųjų ten tos puolamosios jėgos prideda, mes irgi ne vieną žaidžiam, mes gal truputį, bet irgi ten argentiniečių teiginiai irgi ne kažkoks labai stebuklas, tai yra tie atakuojantys žaidėjai ir vienų ir kitų, jie tų savo kozirių turės, nes tai nebus žaidimas, tarkim, prieš Prancūziją, kur susidėlioja tie tokia gynyba, kad ten tu juos dar, tai yra, tu neturi jokių pranašumų. Čia vis tiek, čia aš manau, kad jie savo koziriais pasinaudos, o tos asmeninės dvikovos vis tiek žaidžia komanda prieš komandą. Tai yra mes, aišku, sirgalių visada yra įdomu, kai lyginama va taip, tas ar anas, tai pažiūrėsim tas ar anas, kas daugiau iš jų įmuš, tas ir geresnis. Man dar įdomus bus iš tikrųjų, atrodo, vartininkų tokios dvikovos, ypač rungtynėse su, tarkim, Anglija, Argentina. Man atrodo, kad Noemi Martinėsas rimtesnis šiek tiek vartų sargas ir Pickfordas mes matėm, kad šitam čempionate šiaip nėra labai užtikrintas. Ir tas įvartis, pavyzdžiui, ir tos kitos situacijos, kur buvo norvegų prie vartų po standartinių, po kampinių. Tai Demi Martinėsas jis, kaip ir praėjusiam čempionate, yra ten toks stabilumo garantas, kad geriau nesugalvosi. Tai yra, kaip ir praėjusiam čempionate, argentiniečiai vėl turi vieną geriausią, jeigu ne geriausią vartininką. Tai dėl to tai taip. Pickfordas irgi mes žiūrim tą jo biografiją, žaidžia visiškai vidutiniam klubelį, bet tas klubelis kiekvienais metais įvarčių prasileidžia beveik mažiausiai Anglijai. Tai yra, nieko jie neįmuša, bet nieko ir nepraleidžia. Tai yra,
irgi privalumas tas vartininkas su praktika, tai yra, kai tu žaidi stiprioje komandai, kartais tu prarūkai visas rungtynės tose vartuose stovėdamas. O šitas jisai žaidžiant, tai taip pat kaip ir Martynėsas, kad Aston Villa irgi nebūna tų rungtynių, taip kad uždarai varžovą anoj pusėje ir vartininkas gali savo ramiai laikraštį skaityti. Na, šitam čempionate daugiausiai rūkantis prie savųjų vartų, tai turbūt yra Menjonas ir Simonas. Ir Simonas, taip. Bet turbūt dabar tas atvejis, kai nelabai neparūkysi. Jo, dabar jau reikės, kaip sakyti, pasidarbuoti. Bet šiaip matėm, kad kalbant apie rūkimus, bet Simonas tai ir alaus buvo išėjęs dar rungtynėse su belgais, vos neprisidarė dar pabaigoje. Jeigu tuos epizodus prisimenant, tai aš taip netgi svarščiau, kad turint omeny, kad Davidas Rai ir Žuanas Garcia ant suolo, jeigu čia būtų koks antro turo mačas, tai dar neaišku, kuo baigtųsi Simonui tie tokie pasibėgiojimai, gal ir, pabandytų kitą vartininką, nes tikrai yra ką pakelti. Dabar didelė rizika, taip, nes žmogus irgi be praktikos tą visą mėnesį, ilgiau negu mėnesį, tai turbūt rizikos per didelės, kad gali jie žaisti, tai ir vienas ir kitas, tai čia, aišku, net klausimo nėra. Tai yra geriausias vartininkas Premier lygoje pastarojo sezono, Žuanas Garcia La lygoje, tai čia, man atrodo, klausimų nėra, bet tik tai vis laiką, ką mes akcentuojam, pasaulio čempionatas kitas yra žvėris ir jeigu tu neturi tam praktikos, tie didieji turnyrai kartais mes matom, kad gali būti labai nemaža kliūtis. Lamensas irgi atrodo, ne? Gerą sezoną Manchester United išėjo, bet išėjo čia kiek 20 minučių ir užteko, kad atsivežtų savo. Apskritai vartininkui tokie dalykai yra sunkus, įeiti nuo suolo. Čia reikia labai kietus kiaušus turėti ir labai daug dvasinės ramybės. Tu akcentavai šiek tiek tą Ispanijos rinktinės jėgą aikštės vidury. Ar manai, kad prancūzų tas vidurys, kurį mes kažkiek galbūt taip žiūrėdami į tą komandą akcentuojam, kad tai gali būti silpnesnė vieta, ar jie gali prilygti ir ar tiesiog jiems reikės galbūt labiau irgi ten žaisti, sakykime, kietesnį futbolą, ko nėra, bijo gal tiesiog bandyti tuos, ne tai, kad prilygti kontrolę, bet tiesiog neleisti jiems įsisiautyti. Aš manau, kad čia, ką tu sakei, tai yra, tu mažiau žaisdamas su kamuoliu turėsi geriau išsigaudyti savo šansus, tai yra, ta perimestą kamuolį, tu turėsi rasti sprendimą, turėsi rasti, kaip sukurti progą priekiniam trejetui, tai yra vis tiek, visas žaidimas prancūzų čia nieko nesugalvosi, eis per ten. O kalbant apie tą jų vidurinį trejetą, tai buvo ieškojimų dar čempionato metu, bet panašu, kad Dešamas dabar jau tą trejetą kaip ir atsirinko. Ir visą tai kol kas veikia, tai ar tai veiks ispanų fone, mes pažiūrėsim. Bet faktas tas, kad prancūzams tas futbolas, aš esu įsitikinęs, bus šiek tiek kitoks, negu buvo visose kitose rungtynėse prieš tai. Man dar bus įdomi, kuri dvikova, bus įdomu pažiūrėti, kaip Kukurėja bandys išvesti iš proto Dembelė, nes žinom, kad Kukurėja tai gabus šituo atžvilgiu, asas tiesiog. Tai, o Dembelė irgi žmogus pažeidžiamas. Pažeidžiamas, bet šitam čempionate, reikia pasakyti, susitvarkęs atrodo kaip tik toks kažko, aš nežinau, gal prieš rungtynės jam duoda kažkokio valerijono lašų. Tai tranquilizatorių. Ne, iš tikrųjų, Dembelė taip su jo stabilumu tas būna kartais klausimų, neaišku priežastis, kodėl tai būna, bet šitam čempionate labai solidus ir labai, taip sakyčiau, labai sklandžiai jam kol kas viskas einasi. Jo, aišku, prancūzai, manau, kad tikrai žino, kad atsisveikint su Didier Deschamps, matosi, jaučiasi ta tokia gera aura tos komandos aplinkui, tai dar gali būti, kad ir už trenerį norės pakovoti, žinom, ir ta asmeninė laimė. Išlydėt kaip prosą, ne? Jo, visi tai dalykai atrodo sukrenta ir dabar Didier Deschamps taps jau rekordininku, sužais daugiausiai mačų, vadovaus tiksliau daugiausiai mačų rinktiniai ir gali tapti irgi žmogumi, kuris 2 kartus taptų pasaulio čempionu kaip treneris, dar tai yra tapęs ir kaip žaidėjas pasaulio čempionu, kaip kapitonas kėlė tada taurę į viršų 98-ais, tai atrodo toks labai įspūdinga pabaiga gali būti. Ir taip, aišku, jis absoliuti legenda dabar pasaulio futbole, bet taip, jeigu išeit taip triukšmingai, tai aišku, ir manau, kad ir komandai galbūt apie tai yra pakalbama, tai yra, nes tai yra jo komanda, tai yra iš tikrųjų lojalūs, ištikimi jam žmonės ir aš manau, kad jie tą šventę jam norėtų padaryti. Aišku, jie norėtų ir savo šventę pasidaryti pirmiausia, bet galbūt ir apie trenerį galvoja.
žaisdami. O kaip galvoji, Dešamas dar, jeigu taip laimi dabar, ar reiktų dar lysti treniravimą, ar jau geriau taip irgi aukštumoje užbaigti ir... Aš tai manau, kad jau po to, žinai, savo malonumui kur nors, jeigu ten... Trečioje lygoje, ne trečioje lygoje, matai, savo malonumui. Provansė, kur nors, ne? Tau gali kokią Barsą pasiūlyti, žinai. Aš turiu galvoje taip savo malonumui, kur tu galvoji, kad jaustumės gerai ir kur galvoji, kad kažką taip for fun padarytum didelių dalykų. O Karlo Ancelotis, galvoji, jau džiaugiasi tuo savo malonumu atėjęs Brazilų patreniruoti. Bijau, kad Rio de Janeiro atostogavo šiemet. Nu jo, ten bus jau sunkokai, nors karnavalę paskutiniam dalyvavo, tai dar žinai, kol nebuvo viskas prasidėjo, tai labai iškiliai ten buvo sutiktas, dabar jau gal šiek tiek sudėtingiau. Tai turbūt, kad mes jau čia daugumą dalykų apšnekėjom, dabar keliausim prie mūsų spėlionės, kurioje kaip ir jau prieš tai šiek tiek tokį hintą davėm, kad mūsų mielas ir ištikimas ir gerbiamas bičiulis Paulius jau iškritęs iš barščių, kaip sakoma. O mūsų releguotas į antrą lygą. Jo, mūsų neriau skiria 1 taškas, tai žinok, čia labai atsakingi dabar laukia spėjimai. O kas prieki, kam saugiai reikia žaisti? Nu, aš 1 tašku pirmauju. Okay. Tai vat tau reikia dabar spėti rungtynių tarp Prancūziją ir Ispaniją. Baigti. Gerai, tai sakykime, aš taip įsivaizduočiau, kad ten bus tas futbolas toksai taktinis, aišku, ir vieni ir kiti žais pagal tai, ką gali ir ką turėtų sužaisti. Ir spėju, kad labai, labai ramiai gali pasibaigti lygiosiam, tarkim 1-1, ne? Nu ir pendelis tegul laimi Ispanai. Tai tokia atsargesnė, negalvoju. Aš tai kažkaip, galvoju, kad noriu bandyti išpranašauti, kad būtų čia fejerverkai, festivalis koks nors rimtesnis, tai aš spėsiu, kad 3-2 prancūzai laimi. Šitas rungtynes noriu tokio, žinai, aš kažkaip galvoju, kad tie bėgs, tie bandys ten savo užmėgst. Laminas. O čia matai, dar nuo pirmo įvarčio visada tai daug priklauso. Faktas, čia labai svarbus yra aspektas, jo, bet aš šiaip irgi noriu tikėti, kad gal ir Laminas čia atsidarys, tada, žinai, Mbappé sakys, man irgi reikia čia tą Barsas jaunuolį biškį užgniaužti ir plus Mbappé dar vis yra labai rimtoje kovoje dėl auksinio batelio, tai manau, kad ir tas bus faktorius. Nu gerai, o kitos rungtynės Anglija, Argentina. Davai numarinam karalių, ne? Anglai laimė 2-1. Aš 3-1 parašiau irgi Angliją. Aš kažkaip nenoriu tikėti šitą Argentiną. Man jinai dar nieko nėra įrodžiusi šitam pasaulio čempionate ir vėl dabar galvojau, su šveicarais jau bus patikrinimas. Tai man šitas patikrinimas dar daugiau tik tai klausimų turbūt uždavė negu atsakymų, nes, sakau, iki tos raudonos kortelės, tai mano nuomonė Šveicarija buvo geresnė komanda. Visą čempionatą kalbam, kad Argentina dar nežaidė ne su vienu rimtu varžovu, tai dabar turbūt irgi sakom tą patį, kol kas dar nežaidė ne su vienu rimtu varžovu. Anglija bus pirmas išbandymas ir spėju, kad gali baigtis taip. Jo, aš irgi taip galvoju. O tada, jeigu finale žaidžia Prancūzija, Anglija, mūsų sumanimu, kaip tada, kas galvoja laimės? O tai aš Ispaniją. Ai, tu Ispaniją įsinti. Nu gerai, tai Ispanija, Anglija tavo. Tai tu Ispanais matai? Aš Ispanus, man atrodo, pendelis laimi Ispanai. Gerai, finalas tegul būna per stiprus, kad būtų visiškai be įvarčių. Tai irgi tegul būna 2-1 Ispanijos. Tai žodžiu, tu Ispanus deleguoji. Na, aš galvoju, kad prancūzai ims. Rezultatas netaip ten svarbu. Manau, kad panglus šiaip atkaltų. Nestipriai gal, bet 2-0, 3-1 kažkas tai tokia į tą pusę, bet šiaip aš su jo už prancūzų galvoju tą žaidimą labiau nusiteikęs. Ir šiaip galvoju, kad iš tos poros mes abu čia sutinkam. Tai čia taip, dėl to tai abejonių nėra. Aišku, visko būna, nes ten kai buvo praėjusi sezoną čempionų lygoje pusfinalistas Barcelona Interas, kur vienas draugas sakė, tai pasižiūrėjom finalą, sakiau, ką sakys, jeigu Paryžius laimės. Nu, taip ir buvo, nes negali tai būti, kad vieni žaidžia finalo, laimi trečia komanda. Mes žaidžiam finalo, o Paulius laimi totalizatorių. Jo, tai faktas. Bet šiaip aš sakiau, man atrodo, kad pasaulio čempionatuose jau daug yra įrodymų ir šitam čempionate, kad negalima taip labai jau nurašyti. Tu gali spėliot, gali dėlioti ten dalykus ir panašiai, bet nurašyti kažkuria komanda, mes belgus nurašėm, aš 4-1 spėjau, tu man atrodo 3-0 sakai, tai matom, kad nieko panašaus nebuvo, o kitose varžybose irgi mes matėm, kiek būdavo ankstesniuose irgi čempionatuose, kur nebūtinai tikrai geriausia komanda laimėdavo čempionatą, jo labiau, kad dabar mes matom, ten kažkas prisidengdamas pakalbės raudoną kortelę gaus, nors mačiau ir Pickfordas buvo pagautas ten su Edeguru kalbėdamas taip, tai man atrodo šita taisyklė tai galioja labiau, ar tu
pradedi skustis teisėjui, kai tas įvyksta ar ne toj situacijai, nes aišku, kažkiek ten yra ir parašyta, kad konfrontacija turi vykti, o ne tiesiog kažkoks pokalbis, bet kaip čia nustatyti, kada tu konfrontuoji, gali ir su šypsena konfrontuoti. Labai slidų šitie dalykai, taip. Jo, yra tokių niuansų. Tai gerai, Nerijau, ačiū tau už darbą, buvo malonu, buvo smagu, gerų komentavimų į finaluose, visuose pusfinaliuose, tikrai įspūdingos kovos, geri laikai, reikia pasakyti, jau naktinėti nebeteks. Nebent bus pratesimai baudiniai, tai dar šiek tiek. Nebent pats po to nuspręsi panaktinėti. Pats, tai kodėlgi nežinai, čia jau mūsų, kaip sakant, asmeninis reikalas, niekas kištis negali. Tai tiek, ačiū ir jums, kad žiūrėjot ir iki pasimatymų. Iki.